Sveiki bičiuliai! Šį kartą noriu pakalbėti apie tai, ką mes galime pasiruošti iš anksto žygiams. Ir tai bus šį kartą pyragas. Parodysiu, kaip pasiruošti iš anksto, susimaišyti ingredientus pyragui, kad galėtumėm vėliau, pridėję vandens ir išsimaišę tešlą, jau būdami žygyje, greitai ir be didelių vargų išsikepti pyragą. Ko mums reikės pyragui? Tai yra šiek tiek druskos, cukraus, cinamono, vanilinio cukraus, kepimo miltelių bei kvietinių miltų. Taip pat mums reikės talpos, tai yra zip-begas, į kurį mes visą mišinį subersime. Kažkokių labai rimtų proporcijų aš nesilaikysiu, tiesiog maždaug iš akies bersiu kepimo miltelių grubiai 2 šaukšteliai. Du šaukšteliai vanilinio cukraus. Čiučiut druskos. Kokie 4 šaukšteliai cukraus. Nes pyragas turi būti saldus. Šiek tiek cinamono. Na ir koks geras puodelis. Gal net 2. Miltų. Pramaišom viską lengvai. Stipriai maišyti nereikia. Išleidžiam orą iš maišelio. Štai šitais vyniodami. Uždarom maišelį. Ir štai mūsų pyrago masė paruošta. Dabar žygyje aš tiesiog atsidarau maišelį, pripilu vandens. Uždarau maišelį, išsiminkau maišelį, galų galia rankai kišęs biškį pramaišau. Ir ar tai folijoje, ar tai kažkaip kitaip kepu viską ant laužo. Ir gaunasi puikus pyragas, puikiai tešla pyragui, išsikels pyragas, bus purus pyragas. Taip, kad netolimoje ateityje bus tikrai reportažas apie taip, kaip mes kepame pyragą ant laužo. Taip kad sekite mūsų blogą ir tikrai pamatysite įdomų būdą, kaip iškepti pyragą ant laužo. Tai tiek šiam kartui.